Sveiki. Šiandieną pakalbėkime apie tokį paprastą dalyką. Paslapčių, kurias, taip galvoju, padarysiu 100 įrašų. Tokią turiu misiją. Būtent surinktų iš įvairių leidinių, iš įvairių knygų, su įvairiais pavyzdžiais. Pradėsiu šiandieną nuo pirmos paslapties. Tai yra, pradėsiu nuo 1996 metais Amerikoje paskelbtas buvo labai stiprus straipsnis. Esmė kokia? Imkime taip, gyveno žmogus Piteris ir jis gyveno Filadelfijoje ir turėjo šuniuką Takį. Šuniukas Takis susirgo labai stipriai, prie jos stuburo atsirado auglys ir nei vienas veterinaras neapsiėmė jo operuoti. Kaiminystėje šalia Piterio gyveno pediatras. Gydytojas pediatras, kuris sutiko, Piteriui paprašius, kuris sutiko šuniuką išoperuoti. Reiškia, jis tiesiog kaip bandymą, o galbūt pavyks, tai vaikų neurochirurgas jis buvo šitas žmogus kaiminystėje ir jis nusprendė, kad jis pabandys tą šuniuką išgelbėti. Už atlygį neurochirurgas iš Piterio paprašė, kad jis paaukotų būtent tai ligoniniai, kurioje jis dirbo. Nes tuo metu ten gydėsi berniukas, kurio šeima visiškai neturėjo pinigų papildomos sumos prie reikiamos sumos, kurią dotavo valstybė, papildomų pinigų. Ir įsivaizduokite, tas mėlynakis Džeimsas niekada nebuvo matęs nei Piterio, nei jo šuniuko Takio, bet jam buvo atlikta sudėtinga stuburo operacija, prie stuburo to berniuko buvo taip pat auglys. Neurochirurgas atliko ir Takio operaciją ir abi operacijos pavyko. Tai rašė labai daug dienraščių, laikraščių, žurnalų. Šita istorija buvo tuo metu labai žinoma. Bet kodėlgi šiandien apie ją kalbu, būtent pradedant pirmąją paslaptį. O pirmoji paslaptis tai yra tai, kad tavo gyvenimas turi tikslą ir prasmę. Netgi visiškai nesvarbu, kad tu nepažįsti žmogaus, kurį tavo gyvenimo tam tikri sprendimai įtakos. Kaip kad istorijoje berniukas nepažinojo nei Piterio, nei Takio, bet jų pagalba gyvenime įvyko stebuklas ir jisai pasveiko. Tai argi tavo gyvenime, manai, nėra žmonių, kad tavo pagalba, tu net nebūdamas jų gyvenime jiem padedi? Aš manau, kad jų yra labai daug. Ir jeigu tu neegzistuotum, šis pasaulis būtų kitoks, nes tu jungiasi su daugybė žmonių, su savo vyru, vaikų, tėvais, bendradarbiais, darbuotojais, su daugybė, pardavėja, parduotuviai. Kiekvieną kartą tu prisijungęs prie to žmogaus, tą žmogų padarai arba laimingesnį, arba nelaimingą. Ir tai yra labai stipru. Ir jeigu galvoji, kad tavo gyvenimas neturi nei tikslo, nei prasmės, tu priklausai 7 iš 10 žmonių, kurie yra labai nelaimingi. Nes žmonės 3 iš 10 yra tie žmonės, kurie skaito, kad jeigu aš turiu tam tikrą tikslą ir aš matau prasmę kiekvienos savo dienos, jie yra laimingi. Va šitas yra labai svarbu. Tas paprastas suvokimas, kad ne taip, kad tu tik tai pasikalbėjai su Onutė Marytė kaimyniniai laiptiniai ir tuo tavo sąlytis baigėsi su ta šeima. Ne.
Onutė arba Marytė parėjus namų pakelia telefoną ir kalbasi su savo vaikais, draugėmis, dar kažkuo. Ir tai, ką tu ten pasakėjai, turės pasekmes ir tų žmonių gyvenimuose. Kažkas gal ant tavęs supyks, o kažkas tave pagirs, kažkas. Ir ta energija apsisuks ir grįž tau nuo to, ką tu ten pasakėjai. Įsivaizduojat? Bet visų svarbiausia, norint būti laimingu, pirma, paslaptis. Atrask savo tikslą ir prasmę, kodėlgi tu gyveni. Tai yra labai svarbu. Tikslas ir prasmė. Labai svarbu. Pirma, paslaptis. Apkabinu, su jumis Eligė ir skaičių magija.